Sveiki malonūs klausytojai, jūs girdite radijo laidą Amžinybės balsas. Prie mikrofono aš, laidos vedančioji Aistė Kairaitienė. Šri Satyos Sai Sanjivani vaikų širdies ligoninės kelionė Fidžyje prasidėjo 2015 metais, kai Sadguru Šri Madhusudanas Sai nedideliai fondo Sai Prema komandai nurodė pradėti sveikatos priežiūros iniciatyvas. Iš pradžių buvo pradėtos teikti mobilios sveikatos priežiūros paslaugos Fidžio kaimo vietovėse. Vėliau buvo įkurtas medicinos centras, o 2022 m. balandį jis išaugo į pirmąją Ramiojo vandenyno pietų regiono vaikų širdies ligoninę, kurioje visos paslaugos teikiamos visiškai nemokamai. Štai ką Sai Prema fondo Fidžyje direktorius Sumitas Tapu ir jo komandos nariai pasakoja apie iššūkius, su kuriais teko susidurti kuriant šią ligoninę. Taip pat jie dalinasi savo patyrimais ir džiaugsmu įgyvendinus šią svajonę. Stebuklas Fidžyje Šri Satyos Sai Sanjivani vaikų širdies ligoninė. Aš esu Sumitas Tapu, Sai Prema fondo Fidžyje direktorius. Jaučiuosi labai palaimintas, kad turiu galimybę daryti tai, ką mes darome. Esu profesionalus dainininkas, tačiau mažai kas iš dainininkų turi tokią galimybę statyti ligoninę. Įkvėptas Šri Satyos Sai Babos mokymo ir tiesiogiai vadovaujant Sadguru Šri Madhusudanui Sai, fondas Sai Prema gimė 2016 metais. Daktaras Šrinivasas, Šri Satyos Sai sveikatos ir švietimo fondo pirmininkas. 2014 m. gegužę Sadguru Šri Madhusudanas Sai užsiminė, kad Šri Satya Sai Sanjivani vaikų kardiologinė ligoninė, kuri pradėjo darbą Naja Raipūre, Čchetisgarho valstijoje, išaugs į didžiulę pasaulinę sveikatos priežiūros instituciją, kurioje visiškai nemokamai bus gydomi nepasiturintys žmonės iš viso pasaulio. Mahendra Tapu, Sai Prema fondo Fidžyje pirmininkas ir steigėjas. Kai Sadguru atvyko 2015 m. rugsėjį, netrukus jis davė mums nurodymus, kaip padėti vargšams Fidžyje. Tada jis akcentavo medicinos paslaugas. Bendradarbiavimas su Šri Satya Sai Sanjivani ligoninėmis Indijoje paskatino mus svajoti apie tokią įstaigą, kurioje būtų gydomi ir mūsų vaikai. Mes nuo pat pradžių žinojome, kad statysime medicinos centrą, o paskui ir vaikų širdies patikros centrą. Tad mes pradėjome tikrinti vaikų sveikatą, bet patikrinus juk reikia tėvams pranešti geras arba blogas naujienas. Jeigu tėvams pasakote, jūsų vaikas serga širdies liga, tai kur jiems tada kreiptis? Fidžio ministras pirmininkas. Fidžyje kasmet apie 200 vaikų gimsta su įgimta širdies yda. Jeigu tokie vaikai nesulaukia medikų pagalbos, dauguma jų pasmerkti trumpam ir pilnam kančių gyvenimui. Daktarė Krupali Tapu, Fidžio Šri Satya Sai Sanjivani vaikų ligoninės direktorė. Mes pagalvojame, kad negalime laukti 5 ar 10 metų. Turime kažką padaryti anksčiau. Mahendra Tapu. Tad mes kreipėmės į vyriausybę ir papasakojome apie savo ketinimus. Jie sutiko mus labai palankiai ir davė leidimą. Ministras pirmininkas. Mes jau tada supratome, kad Fidžyje labai reikia specializuotos vaikų ligoninės. Daktarė Krupali Tapu. Tai buvo tikrai nelengva. Daugybė iššūkių, sakyčiau, nelengva įvairiuose lygmenyse. Sumitas Tapu. Buvo dienų, kai tiesiog nežinojome, ką daryti. Kiekvienas, su kuo konsultuodavausi, man sakydavo: jūs išprotėjote,
Ar išvis žinote, ką čia darote? Jūs nieko neišmanote apie inžineriją, jūs nieko neišmanote apie statybas, jūs visiškai nesuprantate, kas čia vyksta. Neįsivaizdavau, kaip užbaigsime šį projektą. Buvo dienų, kai nežinojome, kaip sumokėsime darbininkams. Tad statydami šią ligoninę jautėme siaubingai. Juk mums reikėjo įsigyti įrangą, bet neturėjome tam lėšų. Negalėdami iš karto atsiskaityti, versdami žmonės dirbti po 24 valandas per parą, jautėmės nekaip. Vienas žmogus manęs paklausė, ko jūs taip skubate? Kodėl jūs norite, kad šis pastatas būtų pastatytas jau ryte? Jūs turite suprasti, kad mes statome pastatą, čia ne virti karį, prieskonį. Jis atskaitė man 10 minučių paskaitą ir visas šitas 10 minučių aš meldžiau patarimo. Ką turėčiau jam pasakyti, kad jis suprastų? Aš visą tą laiką prašau, padėk man. Per šitą 10 minučių paskaitą jis man aiškino, koks aš kvailys. Tada aš jo paklausiau, jau baigėte? Jis nustebęs pažvelgė į mane ir tarė, taip. Aš jo paklausiau, o jeigu tai būtų jūsų vaikas, ar jūs pats lauktumėte nors vieną dieną? O kas jeigu tai būtų jūsų vaikas? Ir tai buvo tobulas atsakymas, nes jau kitą dieną visa komanda buvo čia. Ir jie labai uoliai ir sunkiai dirbo. O tada atėjo kovidas. Valstybės sienos buvo uždarytos ir mes negalėjome įsivežti jokios medicininės įrangos. Pas mus negalėjo atvykti inžinieriai iš Naujosios Zelandijos, nes juk sienos buvo uždarytos. Jūs jau ir taip stengiatės pastatyti tai, kas beveik neįmanoma ir per neįmanomai trumpą laiką. Ir tuomet situacija tampa košmariška. Jūs negalite surinkti darbininkų. Tad statybų aikštelėje vietoje 100 žmonių jūs turite vos 10. Jūs galėtumėte pasakyti, žinote, dabar kovidas, todėl palaukime, kol tai baigsis. Bet mes to negalėjome padaryti. Juk vaikai miršta. Daugybė vaikų, kuriuos patikrinus jau buvo diagnozuota širdies liga, numirė tiesiog mūsų akise. Tad ar galėtumėme visą tai atidėti? Ne. 2016 m. kovo mėnesį aš pasikalbėjau su vienu chirurgu Ašišu Kateva iš Raipūro ligoninės ir paprašiau, kad jis atvyktų rugpjūtį ir darytų operacijas. Tuo metu mes operuodavome pagrindinėje vietinėje ligoninėje. Sumitas tapu. Aš nuvykau į ligoninę, kad vaikui įteikčiau gyvenimo dovanos pažymėjimą. Užėjau į palatą ir buvau sukrėstas. Vaikas, kuriam prieš 5 dienas buvo atlikta operacija ir kurio krūtinėje buvo didžiulis pjūvis, atrodė normaliai ir žaidė kaip bet kuris sveikas vaikas. Aš vaiką pakėliau, pakviečiau jo mamą, įteikiau tą pažymėjimą ir nusifotografavome. Ji pasakė, taip, Jėzus išklausė mano maldas. Ji padėjo savo galvą man ant peties ir raudojo. Aš paprašiau, kad ji papasakotų savo istoriją. Ir tai, ką ji papasakojo, pakeitė mano gyvenimą. Ji pasakė, esu vieniša motina, šeimos pagalbos nesulaukiu, uždirbu $5000 per metus. Kai vaikui buvo 1, gydytojai jai pasakė, kad vaiko širdelėje yra skylė. Ji gydytojams pasakė, gerai, galite vaiką operuoti. Tačiau jie atsakė, ne, Fidžyje nėra tokios galimybės. Jūs turite vykti gydytis į užsienį. Ji atsakė, gerai, galite išsiųsti vaiką į užsienį. Daktarų atsakymas buvo toks, ne, tą padaryti turite jūs pati. Kai ji paklausė, kiek tai kainuos, jie atsakė, kad apie $100,000. Ji pradėjo prašyti pinigų iš aplinkinių ir surinko $1500, tad trūko dar labai daug.
Jis susitaikė su tuo, kad dabar jau nieko nebegali padaryti ir grįžo į savo kaimą laukdama, kada sūnus mirs. Aš irgi turiu 2 mažus vaikus. Būtent tai ir pakeitė mano gyvenimą. Esmė yra ne tai, kad Sadguru pasakė pastatyti ligoninę, todėl aš turiu ją pastatyti. Aš tai dariau, nes norėjau tai padaryti. Kaip galėjo taip nutikti mano šalyje, kad motina, norinti išgelbėti savo vaiką, negali to padaryti, negali savo to leisti, nes visa tai kainuoja, nes tai komercija. Daktaras Šrinivasas. Pasaulyje, kur sveikatos priežiūrą lemia pinigai, nemokamos sveikatos priežiūros idėja buvo tikrai svetima ir abejotina. Daktarė Krupalita Pu. Manau, kad labai svarbu ugdyti sąmoningumą. Žmonės žino, kad šitoje ligoninėje nėra kasos ir visos paslaugos teikiamos nemokamai. Žmonės visame pasaulyje išgirdę apie šį nemokamos ligoninės modelį klausia, ar šis modelis veiksmingas, ar jis gali save išlaikyti. Daktaras Šrinivasas. Kai tampate nemokama institucija, jūs pritraukiate labai daug žmonių, kurie atvyksta ir dirba su jumis. Daktarė Krupalita Pu. Manau, kad kuo daugiau žmonių išgirs apie šią ligoninę, tuo daugiau žmonių norės kuo nors prie to prisidėti. Todėl mes bendradarbiaujame su Ramiojo vandenyno bendruomenė. Sai Prema fondas pasirašė bendradarbiavimo sutartis su Raudonuoju kryžiumi bei su daugybė nevyriausybinių organizacijų ir universitetų. Ir dabar ši ligoninė, šis centras tapo tarsi cukraus kalnas, kuris visus traukia. Kodėl? Todėl, kad mes tiesiog norime daryti gerą, jokio kito motyvo neturime. Daktaras Šrinivasas. Paslaugas jau pradėjome teikti. Chirurginiam darbui vadovauja puikus chirurgas Šaunas Setis iš JAV. Satya Sai Sandživani, pasaulinės misijos pagrindinis narys. Daktarė Krupalita Pu. Tai tikrai labai jaudinantis ir neapsakomas vaizdas matyti, kaip operuojami vaikai. Turiu omeny, kad galiu asmeniškai būti operacinėje ir stebėti operaciją, kurią atlieka Šaunas Setis, nuostabus chirurgas iš Jungtinių Amerikos valstijų. Daktaras Šonas Setis, suaugusiųjų ir vaikų kardiochirurgas. Didžiąją savo gyvenimo dalį mokaisi, kad tai pasiektum ir galų gale nori padaryti ką nors gero. Tad kai atsirado pirmoji Sandživani ligoninė, aš faktiškai buvau pirmasis chirurgas misionierius, atvykęs į Raipūrą Indijoje. Ir tai pastumėjo į priekį daugybę dalykų. Tai pirmoji ligoninė Fidžyje, pastatyta pagal tarptautinius standartus. Ir mes apie tai kalbame su dideliu pasididžiavimu ir su dideliu nuolankumu. Daktaras Ranganathanas Anantha Subramaniam, širdies anesteziologas. Dirbti šioje ligoninėje yra lygiai tas pats, kaip ir bet kurioje ligoninėje vakaruose. Robertas Bozanis, geradarys, filantropas. Atvykęs čia prie įėjimo, matau širdį. Šios ligoninės grožis viršijo visus mano lūkesčius. Daktaras Šonas Setis. Tai nuostabi ligoninė. Ji įrengta taip, kad iš tikrųjų būtų patogi širdies ligoniams. Viskas yra šalia. Operacinė yra šalia kateterizacijos laboratorijos, kuris savo ruožtu yra šalia intensyvios terapijos skyriaus. Sumitas tapu. Gydytojams pasakiau, prašau atleisti, jei kas nors netitinka jūsų standartų. Jie atsakė, ne, mes labai nekantraujame grįžti, prašome vėl mus pakviesti. Mano akys prisipildė ašarų. Robertas Bozanis. Net negaliu apsakyti, su kokiu jausmu ėjau per ligoninę. Šita meilė tapo dar stipresnė. Aš apsiašarojau, pradėjau verkti ir negalėjau sustoti iki pat pabaigos.
Daktaras Šonas Setis. Pacientams viskas padaryta tikrai labai gerai. Iš tikrųjų labai gera matyti, kad jie taip greitai sveiksta. Daktaras Ranganathanas Anantha Subramaniam. Fidžio vaikai, nepaisant viso to skausmo, beveik neverkia. Manau, tie vaikai yra nuostabus. Daktaras Šonas Setis. Prisimenus visus tuos atvejus, kartais jie būna labai sudėtingi, bet užtenka prisiminti ceremoniją gyvenimo dovana, kuomet džiaugiesi už juos. Daktarė Monika Gupta, vaikų intensyviosios terapijos specialistė. Buvo nuostabu matyti šituos vaikus, juos išoperavo prieš 2 dienas, o jie bėgiojo pilni energijos, tarsi jiems nieko nebūtų nutikę. Sadguru Šri Madhusudanas Sai – pasaulinis dvasinis ir socialinis lyderis. Aš žinau, kokius gimdymo skausmus Sai Premos fondui teko patirti, kad dienos šviesą išvystų ši nuostabi ligoninė. Bet visas šis atliktas meilės darbas buvo to vertas. Ir šiandien ši ligoninė tarnauja Fidžio ir Ramiojo vandenyno pietų regiono vaikams. Daktarė Krupalita Pu. Ilgalaikis mūsų planas – apmokyti vietinius medikus, kad mes čia Fidžyje turėtume vietinę gydytojų komandą. Tačiau tai gali užtrukti 5 metus ar dar ilgiau. Sumitas Tapu. Bet iki tol sulaukėme didžiulės pagalbos iš Indijos, JAV, Australijos, Singapūro, Malaizijos, Jungtinės karalystės, Kanados, Naujosios Zelandijos. Visos tos nuostabios šalys atsiųs stebukladarių gydytojų, kad išgelbėtų šiuos vaikus. Sadguru ir jo misija – tai fenomenalu, nepaprasta, nesuvokiama. Sadguru. Mūsų vizija – pasirūpinti, kad išsilavinimas, sveikatos priežiūra ir maitinimas būtų pagrindinė viso pasaulio vaikų teisė. Aš tikrai nesitikiu, kad visi pasaulyje gimę vaikai bus sveiki. Tai nerealu, nes egzistuoja natūralūs dėsniai, reguliuojantis gimusiųjų sveikatą. Bet mes tikrai galime sukurti pasaulį, kuriame kiekvienam vaikui būtų prieinama sveikatos priežiūra ir pinigų stoka nebūtų priežastis nesuteikti jam tokios pagalbos. Sumitas Tapu. Sadguru paaiškino, jis sakė, kaip galima išmatuoti gerumą, kaip įvertinti išgelbėtą gyvybę. Pinigais – tai vienas iš įvertinimų, bet kaip išmatuoti motinos laimę, kaip galite išmatuoti šito vaiko įkvėpimą daryti gerą visuomenėje, to vaiko, kuris vieną dieną gali tapti šios šalies ministru pirmininku. Taigi tai, kas čia vyksta, yra gyvenimo stebuklas, kuris pavirs į meilės tsunamį, kurio niekas niekada negalės išmatuoti. Bet pasaulis tai pajus. Jūs girdėjote pasakojimą apie tai, kaip Fidžyje buvo įkurta Šri Satyos Sai Sandživani vaikų širdies ligoninė, kurioje visos paslaugos teikiamos visiškai nemokamai. Apie šią ligoninę galima pasižiūrėti video anglų kalba. Nuoroda šios radijo laidos apraše.
Mėly klausytojai, kviečiame pasiklausyti, ką apie vidinę žmogaus transformaciją kalba Sadguru Šri Madhusudanas Sai. Tekstą skaito Lina Klumbienė ir Albinas Klumbys. Pokyčiai bus labai staigus ir labai didžiuliai. Aš stengiuosi pakelti visų jūsų sąmonę, nes ateities pasaulis bus visiškai kitoks. Ir tie, kurie nesistengs būti dieviškai, gyventi dieviškai, tie ateičiai netiks. Jie turės tiesiog pražūti, jie turės užleisti kelią kitiems. Satya Sai Baba. Klausimas. Norėčiau paklausyti apie tam tikras istorijas, kurios plinta pastaruoju metu. Kai kurie žmonės labai nerimauja dėl ateities. Kalbama, kad bus didžiuliai pokyčiai žemėje. Didelė žmonijos dalis bus naikinta. Ar Baba ką nors tokio sakė? Atsakymas. Nors ir norėčiau jūs paguosti sakydamas, kad Baba to nesakė, atsiprašau, bet to negaliu padaryti, nes Baba man sakė, kad bus pokyčiai ir išoriniai, ir vidiniai. Ir tie pokyčiai bus labai staigus ir labai didelio masto. Bet jis pasakė ir tai, kad tuos, kurie gyvena pagal dharmą, dharma ir apsaugos. Dharmo rakšati rakšitach. Tuos, kurie gina dharmą, dharma apgins. Gėris ir toliau klestės. O tie, kurie to nesupras, tikriausiai keli iš jų turės išmokti sunkią pamoką. Svamis sakė, kad kai keičiasi metų laikai, augalai, kurie negali prisitaikyti prie pasikeitusio metų laiko, kurie nemoka išgyventi pokyčių, pražus. Tada laikams pasikeitus ims viešėti kiti medžiai, kiti augalai. Jis pasakė, taip ir aš stengiuosi pakelti visų jūsų sąmonę, nes ateities pasaulis bus visiškai kitoks. Ir tie, kurie nesistengs būti dieviškai, gyventi dieviškai, jie ateičiai netiks. Jie turės tiesiog pražūti. Jie turės užleisti kelią kitiems ir tai įvyks. Tai gali vykti įvairiais būdais, ar per gamtos katastrofas, ar per didžiulės nelaimės, ar per klimato pokyčius, ar per karus ir konfliktus tarp tautų ir žmonių, ar per politinius neramumus. Bet vienas dalykas bus tikrai. Tie, kurie stengiasi būti geri, kurie žino, kaip tarp viso chaoso ir krizių gyventi gerai teisingai, juos tas gerumas apsaugos. Nebūtų išmintinga tiesiog sakyti, kad aukso amžius reiškia, jog niekas nemiršta. Kiekviename amžiuje kas nors miršta, nes mirtis yra ciklo dalis. Bet bus taip, kad tie, kurie gyvens aukso amžiuje, tikrai gyvens dievišką gyvenimą. Sugrįšiu prie vieno pokalbio, kuris įvyko šį rytą, kai Svamis vienai šeimai sakė, kad po 50 metų pasaulis atrodys visiškai kitaip. Jei tada pažvelgsite atgal, negalėsite atpažinti, kad gyvenate tame pačiame pasaulyje. Šiandien matote, kad yra konfliktų, yra nesantaikos, yra politinių karų, vyksta finansinė pasaulio kolonizacija, yra galios centrai net šalies viduje ir išorėje. Kur be pažvelgsite, yra religiniai konfliktai, tai tik auga. Nors laikui bėgant, turėtumėte darytis vis išmintingesni. Kažkur tame procese mes pasidarome ir labai priešiški, labai siaurai mąstantis. Ir žinoma, negalime norėti, kad visų tų dalykų nebūtų. Tokia yra realybė, kurie gyvename. Bet Svamis pasakė, kad jei po 50 metų atsisuktumėte ir pažvelgtumėte atgal, negalėtumėte to pasaulio atpažinti. Tai Svamio žodžiai. Kas antras žmogus bus Brahma Džneninas, pažinęs Brahmaną Dievą. Bus Atma Džneninas, pažinęs Atmą. Tai ateitis, į kurią įdėmiai žiūrime. Tad kaip visa tai įvyks per tokį trumpą laiką, 50 mečius? Akivaizdu, tai turi įvykti drastiškai, tai negali vykti palaipsniui, kad per 50 mečius pasikeistų likęs pasaulis,
kad atsirastų brahmadžneninai, atmadžneninai ar dieviškas asmenybės. Tai reiškia, kad pokytis turi įvykti staiga. Pokytis bus labai radikalus ir tie, kurie nebus tam pasirengę, akivaizdu, kad bus nepasirengę su juo ir susitvarkyti. Todėl Svamis vis sako, daryk gerą. Aną dieną vieni žmonės pasakė, kad vienoje grupėje įvyko didžiulis ego konfliktas. O Svamis labai bejėgiškai pažvelgė žmogų ir tarė, ką aš galiu padaryti? Aš galiu tik patarti. Nuo jūsų priklauso, ar patarimo klausysite. Svamis nesiruošia lysti žmonių galvas ir keisti jų protus. Jis tik patars kaip geras gydytojas. Štai vaistai, štai dieta. Vartokis tinkamu laiku, tinkamomis proporcijomis ir tau viskas bus gerai. O tu jų nevartu ir klausi, kodėl turėčiau mirti, jei esu babo sekėjas. Todėl, kad nesivadovauja patarimais. Taip pat ir pasaulis. Jei žmogus nesivadovauja jo patarimas būti nesavanaudžiu ir būti dievišku, tai jis neturi teisės rytoj skųstis, kad Dievas pasielgia neteisingai, kad jis elgėsi su mumis kaip žemesniais mirtingaisiais ir mūsų neapsaugojo. Tai nebūtų teisinga, tai nėra sąžininga. Svamis yra liudytojas. Per milijonus metų jis matė daugybę karų, katastrofų, jis labai atsirišęs. Jis yra tik sakši, liudytojas. Bet jis yra besirūpinantis mokytojas, kuris ateina ir mums sako, tą darykite, o to nedarykite. Ateities pasaulis bus toks, kur dauguma žmonių, aš viliuosi ir meldžiu, eis teisingų keliu. Jie atsikratys savanaudiškumo, siauraprotiškumo, pasaulį laikys viena šeima, rūpinsis ir bus pasirengę vienas dėl kito pasiaukoti. Ir jie perės į kitą etapą, o tie, kurie dar neišmoko pamokų, kurie visiškai egoistiški, ateinančiame pasaulyje savo vietos neras. Tai yra Premosai misija. Svamis pasakė, kad Premosai misija bus Sai misijos kulminacija. Estafečių lenktynės yra 3 etapai. Paskutinis lenktynių etapas visada būna greičiausias. Širdį Baba pradėjo lenktynės. Satya Sai padidino tempą, o Avataro Premosai būsiančio trumpai etapas bus pats greičiausias, kad viską užbaigtų. Ir pokyčiai vyks labai drastiškai. Premosai yra motina, Šyvos gamtos aspektas. Taigi, kartu jis atneš ir daugybę pokyčių gamtoje, kad viską sutvarkytų. Prakriti. Gamta turės patirti pokyčių ir viduje, ir išorėje. Tie, kurie prisitaikės, perės į kitą etapą. Kiti turės būti savo pačių susinaikinimo nebylūs stebėtojai ir gali net negauti progos suvokti, kad jie sunaikinami. Ateinantis 5 dešimtmečiai bus nuostabus, bet tuo pat metu ir pilni išbandymų. Tapk tuščias. Šį rytą nuėjau pas Svamį ir jam pasakiau, kad turiu sakyti kalbą. Matote, man nereikia jokių pastangų pakartoti kalbą, kurią sako Svamis, nes man nereikia galvoti. Aš ateinu, atsistoju prie mikrofono ir kartuoju viską, ką jis sako. Tad satsangas Premamrutam salėje tikriausiai yra lengviausias mano darbas, nes viskas, ką turiu padaryti, tai apsirengti ir atvykti.
Visa kita padaro kiti. Kilimai ištiesti, salė išvalyta, sėdimomis vietomis, altoriumi, dekoracijomis ir viskuo kitu yra pasirūpinta. Visi sėda į savo vietas ir užima pozicijas. Už mikrofonus atsakingi žmonės paruošia mikrofonus. Už altorių atsakingi papuošia altorių. Mokiniai susėda į savo vietas. Mokytojai ir vyresnieji užima savo vietas. Man ten tikrai nėra ką veikti. Automobilis atvažiuoja ir sustoja priešas mandyrą. Ir viskas, ką man reikia padaryti, tai nueiti į Svamio kambarį ir jam pasakyti: Svami, visi pasiruošę, ar eisime? Jis atsako: gerai, eime. Ir tuomet aš tiesiog seku paskui jį. Tad man gana lengva, nes man nereikia nieko ruoštis. Turėkite omenyje, kai buvau studentas, gyvenimas buvo sunkesnis, nes kiekvieną dieną turėdavau atlikti savo užduotis, pasirengti testams ir laikyti egzaminus. Man tai buvo labai sunku, kaip ir daugeliu studentų. Šiandien viskas gana paprasta. Man nereikia kažko daug daryti. Aš tiesiog ateinu, atsistoju, pasimeldžiu Svamiui, o visa kita įvyksta automatiškai. Tad ką Svamis man liepia padaryti šiandien, kai esu pranešėjas? Jis paprasčiausiai nustūmė šalin mano nerimą ir nerūpestingai tarė: ko jaudiniesi? Tu nueik, atsistok ten ir tiesiog ką nors pasakyk. Netrodė, kad jis būtų dėl mano kalbos nerimavęs. Bet paskui, matydamas, kaip man sunku, jis pasakė: yra vienas dalykas, kurį turi padaryti prieš dirbdamas mano darbą. Tu turi tapti tuščias. Mano darbą gali dirbti tik tada, jei esi tuščias. Na, o visiems kitiems darbams turite pasirengti. Tarkime, jei esate mokytojas, turite pasiruošti pamokai. Nueiti ir ją pravesti, nes kitaip su klase nesusitvarkysite. Jei esate gydytojas, studijavęs bei praktikavęs ir pakankamai ištobulinę savo įgūdžius, turite ištyrinėti savo paciento ligos istoriją ir tik tuomet eiti į operacinę ir operuoti. Prieš bet kokį įvykį kiekvienas žmogus turi pasiruošti. Jis man pasakė pasiruošti taip: tapk tuščias. Matote, koks paradoksas. Prieš darydami bet ką kitą, jūs turite pasiruošti, apgalvoti ir tik tada daryti. Man jis pasakė: tiesiog ateik tuščias. Išmesk visas mintis, visus jausmus ir visas emocijas. Tiesiog ateik kaip tuščias lapas. Iš pradžių pagalvoju, tai gana lengva, argi ne? Man nereikia parengti pranešimui skaidrių, nereikia parengti užduoties, nereikia parengti paskaitos, man tereikia tik ateiti. Bet kai pabandžiau nieko nedaryti, supratau, kad išlaikyti save tuščiu yra pats sunkiausias pasirengimas. Tai nelengva, nes vis iškyla tai viena, tai kita mintis. Ar Svamis eis į tą pusę? Ar aš pasiruošęs šitam? Ar aš pasiruošęs anam? Kas bus, jei jis mokinių paklaus apie tą ar aną? Mano galvoje nuolat vis sukdavosi viena ar kita mintis. Tačiau turėjau išmokti iš karto atidėti tokias mintis į šalį ir ištuštinti savo protą. Tai įgūdis ir pati būtiniausia sąlyga, norint patirti Svamį. Todėl jis reikalavo, kad eičiau nieko nesiruošęs. Nueik tuščias. Aš tau duosiu tai, ką noriu duoti. Toks buvo jo nurodymas man.
Jūs ką tik girdėjote, ką apie vidinę žmogaus transformaciją kalba Sadguru Šri Madhusudanas Sai knygos Iš širdies pirmajame tome. Toliau tęsiame mūsų radijo laidą Amžinybės balsas. Brangus klausytojai, primename, kad jei norite geriau susipažinti su Bhagavano Šri Satyos Sai Babos mokymu, galite apsilankyti mūsų interneto svetainėje, kurios adresą rasite šios radijo laidos apraše. Šioje svetainėje yra daug naudingos informacijos apie žmogaus dvasinę transformaciją. Dabar prašome pasiklausyti tęsinio iš knygos Dvasingumas 101, kurią parašė Sadguru Šri Madhusudanas Sai. Tekstą skaito Richardas Kairaitis. Kokie yra pagrindiniai Sanatana dharmos principai? Atsakymas. Pagrindinė Sanatana dharmos prielaida yra ta, kad viskas yra dieviška ir tai, kas gyva ir kas negyva. Brahmanas Sanatana dharmoje yra aukščiausiasis dievas, kuris sukūrė visą visatą su visomis judančiomis ir nejudančiomis esybėmis. Panašiai kaip voras, kuris iš savo pilvo ištraukia tinklą, jame gyvena, o vėliau jį ir praryja. Visata kilo iš Brahmano, yra Brahmano palaikoma ir galiausiai Brahmanas ją ištirpdo savyje. Todėl Sanatana dharma tiki, kad visa, kas egzistuoja, yra Brahmanas arba Dievas, nes viskas sukurta Brahmano ir iš jo paties. Kitas labai svarbus Sanatana dharmos aspektas, kuris natūraliai pereina į Hindu dharmą, yra du principai dviniai – karma, veiksmas ir atoveiksmis, ir punarjanma, reinkarnacija. Veiksmai, kuriuos atliekame, sukelia geras, blogas ar mišraus pobūdžio pasekmes, ir tas pasekmes tam tikrų metų turime patirti. Tai labai panašu į trečiąjį Niutono veiksmo ir atoveiksmio dėsnį. Skirtumas tik tas, kad kai kurios pasekmės pasireiškia akimirksniu, pavyzdžiui, išgėrus vėsaus vandens, troškulys iškart numalšinamas, o kai kurios užtrunka, pavyzdžiui, pasėta sėkla virsta medžiu tik po kelerių metų. O kai kurios pasekmės ateina daug vėliau, net po kelių gyvenimų. Tad reinkarnacija vyksta tada, kai ta pati dživatma, individuali siela, turi patirti likusias ankstesnių gyvenimų pasekmes, todėl reinkarnuojasi kitu pavidalu, kitu laiku ir kitoje vietoje. Tai paaiškina, kodėl kai kurie vaikai jau gimsta vunderkindais, nors dar nėra gavę jokio formalaus išsilavinimo, arba kodėl vieni gimsta neturtingi, o kiti turtingi, vieni gimsta ligoti, o kiti sveiki ir panašiai. Šie du principai, karma ir punarjanma, reguliuoja arba nulemia
kokioje šeimoje ir kokiomis aplinkybėmis žmogus gimsta. 3. Kas yra dživa? Kuo jis skiriasi nuo paramatmos? Atsakymas. Aukščiausiasis Dievas, kuris yra tiesiog tyra sąmonė, persmelkinti kiekvieną kūrinijos dalį, vadinamas parabrahma arba paramatma, o visose būtybėse egzistuojanti individuali sąmonė vadinama dživatma arba tiesiog atmanu. Įsivaizduokite kibirą vandens panardintą į vandens rezervuarą. Vanduo kibire ir vanduo rezervuare yra tas pats, tačiau vadinami skirtingai, nes yra skirtingose talpose. 4. Kas yra dvaita ir kuo jis skiriasi nuo dvaitos ar višišta dvaitos? Atsakymas. Yra 3 požiūriai arba 3 filosofijos mokyklos, kurios buvo sukurtos tam, kad galėtume pažinti atma tatvą, atminį pradą. Šios 3 mokyklos tai advaita, višišta dvaita ir dvaita. Šri Adi Šankaracharya mokė advaitos filosofijos, nedualizmo, kuris skelbė dživos, individualios sielos ir brahmano, kosminės sielos vienovę. Aš esu Dievas. Praėjus 3 šimtmečiams po Šri Adi Šankaracharijos, Šri Ramanudžacharya skelbė višištą dvaitos filosofiją, kuri teigia, kad dživa ir brahmanas yra skirtingi, aš esu iš Dievo. Praėjus 2 šimtmečiams po Šri Ramanudžacharijos, į sceną įžengė Šri Madhavacharya ir ėmė propaguoti dvaitos filosofiją, pabrėždamas, kad iš tiesų egzistuoja 3 sampratos – dehatma bhava, kūno sąmonė, dživatma bhava, individualizuota Dievo forma ir paramatma bhava, universali siela arba aukščiausioji savastis. Tačiau pagrindinis principas, kuriuo grindžiamos visos 3 filosofinės mokyklos, yra vienas ir tas pats – atma tatva. Upanišados skelbia, kad visą visatą persmelkia tas pats atminis pradas. Upanišaduose skelbiama tiesa yra tokia – ekatma sarva būtantaratma. Viena ir ta pati atma gyvena visose būtybėse. Išvara sarva būtanam. Dievas yra visų būtybių vidinis gyventojas. Išavasyam idam sarvam. Visa visata yra persmelkta Dievo. Lietaus vanduo, upėje tekantis vanduo ir vanduo vandenyne yra vienas ir tas pats. Viskas yra brahmanas. Kadangi kiekvienas šios visatos objektas yra brahmanas, tai nieko negalima atmesti ar ignoruoti. Šis brahmano principas vadinamas Dievu. Jūs girdėjote ištrauką iš knygos Dvasingumas 101, kurią parašė Sadguru Šri Madhusudanas Sai.
Dabar, brangus klausytojai, kviečiame jūs pasiklausyti ištraukos iš knygos Saibaba kalba vakarams, kurios autorius yra Stefan von Stepski Doliuva. Šią knygą autorius parašė girdėdamas Satijos Saibabos balsą kaip savo vidinį balsą. Tekstą skaito Ramunė. Gruodžio 8. Aš tapatinu save su savo tikruoju aš, o tu tapatini save su savo kūnu ir savo ego. Aš esu visada laimingas ir patenkintas. Tu dažnai jautiesi nelaimingas ir beveik visada esi nepatenkintas. Aš esu visada ramus. Tau sunku ir mirksnį ramiai pasėdėti tylomis, ką jau kalbėti apie tai, kad nesugebi negalvoti. Mano žinojimas apie tikrąjį aš, mano ramybė ir mano pasitenkinimas lemia tai, kad aš galiu daryti sprendimus. Aš išmanau priežastinius ryšius, žinau giluminius motyvus. O tu sprendi vadovaudamasis regimybę, iliuziją, o ne aukštesniuoju aš, nes nepažįsti nei savęs, nei aukštesniojo aš. Prisimink, kad ir Judą. Jūs smerkėte jį kaip Kristaus išdaviką ir klystat. Judas nebuvo išdavikas, jis beprotiškai mylėjo Kristų. Tik nesuprato to, todėl buvo silpnadvasis. Kristuje jis įžvelgė naująjį karalių, šventą karalių, valdantį ir žemiškasias ir dangiškasias galias. Judas manė galys paspartinti Kristaus veikimą, priversdamas jį parodyti savo tikrąją galią. Jis nesuprato Kristaus. Kristus buvo pernelyg didis, pernelyg sunkiai suvokiamas Judo protui. Todėl Judas nė įsivaizduoti negalėjo, kad Kristus klusniai pasiduos savo budeliams. Šitaip Judui sugriuvo visas pasaulis, jis prarado žmogų, kurį mylėjo labiau už viską. Drauge jis prarado ir iliuziją matyti naująją Judėją tokią, kokią įsivaizdavo. Todėl jis nusižudė. Tačiau Kristus suteikė jam malonę ir praėjus 2 gyvenimams Judas pasiekė visišką išsilaisvinimą. Atmink šią istoriją. Neteisk, tu nežinai visų sąsajų. Verčiau pasimokyk iš Judo elgesio, kad labai pavojinga siekti to, ko užsibrėžei prievartą, stumdamas kitus į jų laimę. Verčiau laikykis įsakymo, kuris saisto net Dievą ir visus angelus. Tik tuomet, jei tai tiesiog būtina, ribok žmogaus laisvą apsisprendimą. Ir labai atsargiai vertink tai, ką laikai tiesiog būtina. Gruodžio 12. Tik tas, kuris daro gerą, yra laisvas arba gali išsilaisvinti. Nė vienas žmogus darantis blogą negali teikti esąs laisvas. Jis tik vergauja žemiesiems instinktams, kurie valdo jį ir kuria jam tokią karmą, dėl kurios jam gali tekti ilgai kentėti. Gimti žmogumi yra nepaprastai didis dalykas. Kol gimėte žmonėmis, jums teko pergyventi daugybę įsikūnijimų. Tačiau kartą šį gėrį pasiekę, dažniausiai jo nebeprarandate. Bet demonams iškilusiems šiame šimtmetyje
teko grįžti į gyvūnų pasaulį. Ar jie turėjo pasirinkimo laisvę? Jie jos neturėjo, nei atlikdami savo veiksmus, nei tada, kai privalėjo ir tebe privalo patirti šių veiksmų pasekmes. Visos būtybės siekia laimės. Todėl laisvas esi tada, kai gali veikti vadovaudamasis gėriu, tuomet būtinai tampi laimingas. Visa kita tėra aplinkiniai keliai, tačiau ir jais einant Dievas ir didžiosios sielos tau padeda, nors jų poveikio tu dažniausiai nė nepastebi. Pavyzdžiui, nužengė Kristus, o jį tet pažino tik pavieniai žmonės. Kaip ir kiekvienas pasiekęs nušvitimą, jis kukliai ėjo savo keliu ir tik labai nedaugelis prie jo prisidėjo. Žmogus yra taip įsipainiojęs į pasaulį, mają, išorinį pasaulį, iliuziją, kad neįžvelgia ir nebejaučia tikrosios realybės. Nepastovų, permainingą pasaulį jis vertina kaip tikrą, o žemėn nužengus į Dievą kaip netikrą. Užuot nukryžiavęs jo aklumą, skatinantį ego, jis nukryžiuoja Dievą. Tačiau nesibaimink. Iš tikrųjų, Dievo nukryžiuoti tu negali, jis neatsiejamas nuo tavęs. Ateis laikas, jis paims tave už rankos ir parves sveiką ir nenukentėjusį namo. Tokia yra Advento prasmė. Laidos pabaigoje, mieli klausytojai, norime jums palinkėti atkaklumo siekiant pagrindinio, kiekvieno žmogaus gyvenimo tikslo suvokti savo tikrąjį aš, savo tikrąją esatį, kuri yra ne kas kita, o pats dieviškumas. O mūsų radijo laidą Amžinybės balsas užbaigsime kalėdinę dainą, kurią atliks Laura Remeikienė. Ji taip pat yra šios dainos žodžių ir muzikos autorė. Bando žvaigždės ir vėl ieškoti šilumos. Šaltis kaustis namus, bet meilė to nežinos. Ji tik suksis lengvai tenai, kur būsi tu. Būsim mes visi kartu. Gal išmoksim priimt žodžius tarytum žvaigždės. Vėl ir vėl prašysim išpildyt svajones. O įkvėpę dangaus nutildysim mintis. Lai kalba jau dabar širdis. Laikrodžiai sustos, niekas neskubės. Vėl per sniegą bris kalėdos baltos. Snaigės ant stogų, rogės ant kalnų. Sustings giedos pelėdos. Pažadina mintis. Netgi vyrai šiąnakt atveria širdis. Laikas pustovis didėjančius skaičius žada išsipildymo metus.
neskubės.